Sveiki, visi klausytojai, o ypač labas tau, Modestai. Kadangi minėjai, jog norėtum išmokti šią tokią populiarią lietuvių liaudies dainą, tyliai leidžias pavargusi saulė, tad skubu tau į pagalbą, nes jau tavo minėtas festivalis ne už kalnų. Tad pradėsime nuo paprastos melodijos. Pirmąją pagrosiu su dešinė ranka, kad įsimintum, na, o po to pridėsime ir ritmą, tai yra kairė ranka. Parodysiu, kaip galima šią dainą groti bosais ir galėsi išsirinkti pats savo tinkamiausią variantą pagal savo sugebėjimus ir pagal tai, kiek laiko galėsi skirti šiai pamokėlei. Na, pradedame šią dainą groti nuo mi, antroje gamoje esančios mi natos, tai yra šeštas klavišas antroje šioje eilėje. Parodysiu pradžioj su vienu pirštu. Kad skambėtų sodriau, vėlgi reikėtų groti ne vienu pirštu, tačiau dvigubinti kiekvieną garsą ir groti su dviem pirštais. Rodau dar kartelį, šį kartą jau su dviem pirštais. Štai šis akordas. Akordas, kurį ką tik rodžiau, yra penktas ir septintas klavišas, tai yra dviejų penkto ir septinto klavišų kombinacija, esanti pirmoje eilėje. Vėliau galėsit dėti trečią pirštą, štai šį. Tai būtų septintas klavišas antroje eilėje. Tai penktas, septintas pirmoje ir septintas antroje. Skamba šiek tiek sudriau. Bet pradžiai galima būtų naudoti šios du pirštus, kad išgautų tokį sudresnį garsą ir paprasčiausiai lengviau išgroti. Dar kartą rodo. Na, dabar pridėsime ir bosus. Tad pasistengsiu vėlgi bosais grojant, pasistengsiu parodyti patį paprasčiausią variantą, kad nereikėtų tų bosų kaitalioti labai stipriai. Po to parodysiu šiek tiek ir sudėtingesnį variantą ir tada galėsi pasisirinkti, kurį variantą naudoti pagal tavo galimybės. Taigi pats paprasčiausias variantas, bosų variantas, grojant šią lietuvių liaudies dainą, tyliai leidžias pavargusi saulė. Na, o ritmas jos turėtų būti
toks labai lėtos polkos ritmas gali būti. Arba tiesiog kažkas panašaus. Man geriau skamba su tokiu labai lėtu polkos ritmu. Dar kartą rodom. Pasistengsiu įvardinti bosus ir tai būtų žemutinis, vidurinis ir aukštutinis. Pradedant groti tyliai leidžias pavargusi saulė, reikėtų praleisti 3 taktus. Ir dabar pradėti prieš keyboardą. Nekad ne iš karto, bet pradedant groti gražiau skamba, kai yra šiek tiek uždėsama. Tuomet ir dainininkai gali išgirsti tonaciją geriau ir pati melodija nesimaišo su tokiu sodriu bosu. Na ir kitiems muzikantams taip pat yra lengviau prisitaikyti prie ritmo ir prie pačios dainos. Vidurinis, aukštutinis, žemutinis, vidutinis, pabandysiu pagroti be melodijos, vien tik kaip bosas. Tam, tam. Tai vat, tokia yra boso partija.